Rugsėjo mėnuo yra vienas prasčiausių rinkoms ir jeigu mes pasižiūrėsim statistiškai, S&P 500 tik tai 4 metus iš 10 yra pelningas, Nasdaq'as dar prašiau, tai yra 3,5 metų iš 10 yra pelningas. Tai jeigu pažiūrėti istoriškai, statistika veikia ne mūsų pusiai, tačiau tai nereiškia, kad mes neturim investuoti. Tai yra skausmas esamiem investuotojam ir lygiai ta pati žinutė neišsiparduoti per rugsėjį S&P 500, Nasdaq'o ir panašiai. Ir tai yra geriausia galimybė mums, kaip pradedantiesiam investuotojam, jeigu mes norime papildyti savo portfelius, jeigu norim pradėti investuoti būtent tokiais neigiamais mėnesiais, užeiti su statistika, kad spalis, lapkritis, gruodis bus gerokai pelningesni negu rugsėjis ir praktiškai 70% tikimybė, kad mes uždirbsime per ateinančius 3 mėnesius. Tai jeigu nori pradėti, nuorodą į vertybinių popierių sąskaitą rasi pas mane profilyje. Nasdaq'o ETF'as yra ANAV, S&P 500 yra SPYL ETF'as. Žinoma, gali mėginti ir su svertiniais, bet būk gerokai atsargesnis. Tai pelningo investavimo ir pasimatysim kitose video.